Gaminame desertą krem briulė su apelsinų karamele. Grietinėlę supilkite į puodą, užvirkite ir nukelkite nuo ugnies. Įlašinkite vanilės esencijos ir išmaišykite. Dubenyje gerai išplakite kiaušinių trynius su cukrumi, kad neliktų cukraus kruopelių. Maišydami į kiaušinių masę šliūkštelkite dalį užvirusios grietinėlės ir greitai plakite, kad kiaušiniai nesuvirtų. Tada nenustodami maišyti po truputį supilkite likusią grietinėlę. Grietinėlės kremą supilkite į nedidelius kepimo indelius arba paprastus puodelius. Indelius statykite į gilią kepimo skardą ir pripilkite į ją karšto vandens tiek, kad apsemtų 2/3 indelio. Skardą su indeliais statykite į 150 laipsnių karščio orkaitę ir kepkite krem briulė apie 45 minutės, kol kremas sutvirtės, tai yra jį krestelėjus paviršius ims virpėti kaip želė. Ištraukite krem briulė iš orkaitės, palikite skardoje, kol atvės. Tada statykite į šaldytuvą bent 3 valandoms. Prieš patiekdami krem briulė nutarkuokite apelsino žievelę ir sumaišykite su ruduoju cukrumi. Šį mišinį užbarstykite ant kremo paviršiaus ir paskrudinkite kulinarinę lempą. Jei šio prietaiso neturite, statykite kremą į orkaitę kuo aukščiau ir arčiau kaitinimo elemento ir pakaitinkite keletą minučių, kol cukrus išsilydys ir pasidarys gelsvai rudas. Patiekite iš karto, skanaus.